tarkim, Lietuvoje yra vienintelis prodiuseris, kuris bando galutinai su manim susidoroti. Mano mylimiausia iš melo pasaulio antakių fėja kosmetologė. Gerai, pizdu, tegu stato tą griobaną poligoną. Tokie anoniminiai Facebook akauntai kaip Nevyniojami Vata, Vienybė ir kitokie išplatino ne vieną dirbtinio intelekto pagalbą pagamintą video apie kosmetologiją. Iškart mirties bausmė. O, tu kuro, bet? Kur pasą radai? Ne, čia ne asocialų susibūrimas tarp pavardė. Ar kada susimastėte, kodėl jūsų vaikas grįžęs iš darželio staiga tėškia tokį žodį, nuo kurio rausta ausys? Atsakymas paprastas. Jis turi puikius tėvus. Ir jie puolė skambinti net vaikų teisių tarnybai. Labadiena, Gedas Batulevičius, skyriaus vedėjas, kuo galiu padėti? Šį kartą jie pasirinko taikinį mano 2-metį vaiką. Jie laiko mano 2-metį vaiką nelojaliu piliečių Lietuvai, nes jo mama turi nepatogią nuomonę. Mano giliu įsitikinimu ir tvirta nuomonė, už viso to gali stovėti prodiuseris Dominykas Kubilius. Mano yra tokia nuomonė, jeigu jums tokia informacija padėtų kažkaip giliau ištirti visą tą dalyką, tai yra vienintelis prodiuseris Lietuvoje, kuris gali surežisuoti tokius dalykus ir tokio pobūdžio turinį, kad tai būtų įtaigu ir kad tai taip pakenktų visiškai žmogui. Kadangi jau melas pasiekia valstybinės institucijas, tai šiuo atveju teks imtis ir teisinių priemonių. Nepaliksime tyloje ir todėl, kad grasinimai mus pasiekia net iš Baltarusijos. Jūs, šitie, Jasiukevičiai, Dominikai, Kubiliai ir taip toliau, esat kaip sifilis, kuris kaip liga, kaip vėžys užpuola žmonės, susargdina, tuo metu sunku, bet anksčiau ar vėliau nuo jūsų galima pasveikti. Ir jūs tikrai būsit anksčiau ar vėliau tiesiog išoperuoti. Aš jau dabar galiu kalbėti šiek tiek aukščiau, negu galėjau kalbėti iš Lietuvos. Ir patikėkit, mano balsas jau nueina gerokai toliau. O atsakyti reikės visiems. Viskas, jum yra kryška. Ir jum, kaip sakant, jau yra... nesakysiu tą žodį, kurį norėčiau pasakyti, pasakysiu panašų pipėts.